dieną. 19 val. Vakare per SIP FM startuoja vakarinė laida su Jonu ir Rolandu. Radistai, come on, rock, yeah, stay here, put your hands up in the air. Bam! Labas draugai, labas vakaras, kurie vairuojat, kurie namuose, sprendžiat matematikos egzamino klausimus arba šiaip čilinat ir valgot skaniai. Tai prasideda radistų laida nuo 19 iki pat 22 valandos. Ir šiandien trečiadienis nebūtų trečiadienio, jeigu mes jau, galima sakyti, kokius... Kada bus metai, kai jūs esat buvau kine komanda čia? O, atsiprašau, Rugsėjo mėnesį. Rugsėjo mėnesį. Tai vat, jau išgirdote balsą Darijo ir buvau kine komanda. Šiandien vienas narys. Labai gerai, smagu. Darijau, ačiū, kad atėjai. Kaip ir kiekvieną trečiadienį mes kalbame apie filmus. Ir šiandien, nepaslapties, ne tik pakalbėsime apie premjeras, apie senbuvius, bet didžiausią daugumą laiko skirsime kam? Oskarams. Bus 88-oji Oskarų įteikimo ceremonija, tai reikės aptarti visus nominantus, kas laimės, galbūt, gal Gabriel laimės, žinai. Statymus. Jo statymus, už ką galima statyti. Tu pats minėjai, kad lažybo punktuose yra tokia funkcija, kai tu gali statyti už Taip, lažybo punktuose kiekvienais metais yra tokia funkcija, kad tu gali statyti už tam tikras kategorijas, ne visos yra pateiktos, bet pagrindinės. Tai yra aktoriai, filmas, režisierius, animacija. Tai DiCaprio turi kažkokį didesnį šansą? Pas DiCaprio tai yra koeficientas ten 1,006 iš vis. Tai, kas stato, tai turėtų statyti milijoną kokį, tada laimėtų, žinai, solidžią sumą. Žodžiu, mažas koeficientas ir daug neduoda, ar ne? Jo, pavyzdžiui, Mattas Damonas turi apie 30. Kad jisai laimės? Jo, jeigu jisai laimės, tai žmogus praturtės, žinai, koeficientas 30. Pastatai 100, tai gauni 3000. Wow. Edis Redmanas turi 10, Cranstonas, aš neprisimenu, kiek ten 15-16. Žodžiu, kaip tik už DiCaprio yra daug šansų, kad laimės DiCaprio. Dėl to koeficientas yra mažas. Taip, DiCaprio viską laimė, tai, jeigu Oskaro nelaimės, tai aš manau, įvyks revoliucija kažkokia. Manau, kad salėje tada pasidarys švilpimas, nes jau, ko gero, kokius 9 mėnesius čia socialiniai tinklai, aplink viskas mirgu marga, kad reikia DiCaprio to Oskaro. Tai bus labai smagu. Bus, žinai, geras trolis. Bet apie šitą vėliau pakalbėsime. Jo, apie šitą vėliau. Šiandien taip pat laidos mūsų pirmos valandos pabaigoje padovanosime DVD rinkinuką ir prizą kvietimas į Zulanderis 2. Jo, Zulanderis 2. Tai toks filmas apie Stileivas. Gerai, tai pasisveikinam, trumpa 2 dainų pertrauką ir mes grįšim pakalbėti apie filmus, kurie jau rodomi ir premjeras ir žinom apie Oskarus. Likit kartu čia, radistai. Ar tu matei mane? Aš buvau kine, Vašington kine. Buvau kine. 20 minučių po 19 valandos. Labas dar kartą pas mus Darijo ir buvau kine komanda. Vienas šį kartą karys, nors Darijo ir taip, tu esi, galima sakyti, buvau kine komandos įkūrėjas, vedlys ir pranašas. Galim sakyti taip, žinai, kukliai save pavadinčiau. Gerai, tai pakalbėkim dabar apie filmus, kurie jau rodomi kino teatruose, ar verta žiūrėti, bet užbėgant įvykiams už akių, tai dabar, man atrodo, yra tokia sausrelė. Deadpoolas labai gerai, kad yra, bet daugiau kažkaip, aš šį savaitgalį nuėjau po Deadpoolo nueiti ir taip pasižiūriu ir nėra, kad taip labai jau jaudintų širdies, žinai, kažkaip. Ne, iš tikrųjų, tai žinai, dabar, kai prieš Oskarus padavė tuos apdovanojimų filmus, tai, iš tikrųjų, daugelis žmonių, pripažinkim, matęs tuos filmus nupiratavę anksčiau, gruodžio mėnesį. Taip, tai aš jau tos daugumą buvau matęs, bet... Jo, tai yra tokia, kaip tu sakai, sausranės, Deadpoolas taip viską sujaukė, muša visus rekordus tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje. Šiandien kaip tik dar skaičiau per jūs, kad Reynoldsas gaus neblogą piniginę išmoką. Jo, kalbant apie Reynoldsą, tai jisai gavo $2 milijonus už savo vaidmenį, bet kai filmas užsidirbo $500 milijardo, tai jisai pagal kontraktą turi gauti dar procentus, tai tie procentai iš $500 milijardų 10 milijonų. Jeigu jisai užsidirbs, filmas 800 milijonų, jis gaus papildomą 15 milijonų. Wow. Čia žinai, kaip Robertas Downis jaunesnysis, tai pagauna 10 milijonų už geležinio žmogaus vaidmenį.
po to gauna dar procentų ir išeina 70-80 milijonų pasi. Taip, ar ne? Jo. Nu, Tai mano nuomonė čia yra teisingiausia, nežinai, kaip Johnny Deppas paėmė 50 milijonų, filmas visiškai, ta prasme, fiasko patiria, nieks neužsidirbo, jisai gauna tokius honorarus. Geriau procentus aktoriai imtų ir visiems būtų gerai. Taip. Tai Deadpool'o antroji dalis gali būti? Jau bus, jau paskelbta. Geras. Jo, 18 metais, manau, nes jau scenaristai rašo, tai turėtų būti ant Valentingės irgi. Ir tada, žinai, konkurencija būtų 50 Shades of Grey trečioji dalis. Okay. Jo, ir Deadpool'as. Tai... Supratau, bet dabar Deadpool'as jau rodomas seniau, kas dabar dar naujai prasidėjo. Tai Šlovė Cezariui, kuriam... Jo, tokios 3 ganėtinai rimtos premjeros buvo praeitą savaitgalį. Tai Sukrėtimas su Will Smithu, Šlovė Cezariui, Brolių Coenų naujasis filmas ir Spotlight, sensacija. Tai iš visų šitų 3 filmų į ką rekomenduočiau, tai tikrai sensacija, puikus filmas. Neteko matyti man dar. Taip, puikus filmas apie žurnalistų darbą ir jų tyrimą, kuris atskleidė, na, iš tikrųjų nelabai palankius tokius dalykus bažnyčiai. Ten apie pedofiliją, žinai, labiau. Eina labai rimtas, labai gerai išnagrinėta tema ir kai žiūri tokį filmą, jauti pikti, kad kaip išnaudojami vaikai, kaip, tai, žinai, žiūrima į šitą, kaip valstybė žiūri, kaip pati bažnyčia ir Vatikanas žiūri, tai rimtas filmas. Rimtas, okei. Šlovė Cezariui čia tie legendiniai broliukai, kurie moka komedijas daryti. Jo, bet žinai, labai laukiu šitą filmą, laukiamiausia mano premjera buvo iš tikrųjų, mane nuvylė. Filmas nuvylė, nes aš tikėjausi visiškai kitokio, žinai, filmo detektyvinio tokio žanro labiau, bet su komedijos elementais. Nu, gavau tokį, na, pajuoką Hollywoodui, čia yra gerai, žinai, iš to seno Hollywoodų, kaip pavyzdžiui, na, yra aktorius, filmuojasi westerne, nu, prodiuseris galvoja, nu, tu esi populiarus, gerai, eik iš karto į melodramą kokią. Ir aktorius neturėjo visiškai jokių žodžių. Tarsi, kur tave pasiunčia, ten jis ir eina. Dabar jau kitaip yra tos profsąjungos visokios ir taip toliau, o kažkada to nebuvo. Ir Coenai iš šito labai smagiai pasijuokė. Bet siužetinė linija labai vangiai, įpusėjus filmui jau darusi nuobodu, su draugu žiūrėjau, o jisai labai didelis Coenų gerbėjas, užmigo. Wow. Jo, aš, žinai, taip sėdžiu, galvoju, Karoli, ką tu čia darai, žinai. Rimta. Jo, tai buvo užmigęs šiek tiek, nu, nuobodokas. Daug ką pasako. O jo atsipirkimas arba šiaip finansinė pusė? Jisai kainuoja kiek ten, $30 milijonų. Amerikoje nelabai, ten irgi apie tricokų turėtų užsidirbti, pasaulyje galbūt daugiau. Į minusą vis tiek nenueis. Nu, neturėtų. Ten, žinai, netoks didelis biudžetas. Ir Will Smithas Sukrėtimas, Confusion, taip atrodo angliškai. Jo, tu sakei praeitą kartą. Taip, aš žiūrėjau. Man pati ta tema tokia, aš kaip sporto esu fanas įvairiausių, tai man labai taip patiko ta ir sukrėtė, kaip taip iš tikrųjų gali būti. Ne, iš tikrųjų tema labai aktuali ir, kaip čia pasakius, labai rimta. Taip. Bet kai aš žiūrėjau, žinai, filmą, aš nemačiau tos temos. Jinai buvo kaip ir į šoną numesta ir tik Will Smito personažas toks vos neiškeltas, kaip didvyris koks. Va, atradau visą šito sporto problemą. Nu ir va, dabar ten tipo kovosiu su kitais. Tarsi, žinai, žiūri filmą ir tau nuobodu pasidaro, nes per daug Will Smito. Aš jį mėgstu, bet, nu, jeigu kalbėti jau apie jo pasirodymą šiam filme, tai nebent kai pakeitė akcentą. Tai, žinai, afrikietiškai. Jo, tas buvo. Jo, šitas man patiko, bet, žinai, kalbant apie Oskarus, tai vat, kodėl dabar pasidarė va ta problema, kad Oskarai labai rasistiniai. Būtent dėl Will Smito žmonos Jada Pinkett Smith, kuri labai buvo nusivylusi, kad Oskarų, nu, ta kino akademija, žinai, nenominavo jos vyro už geriausią vyrišką vaidmenį, būtent už šitą. Tai, nu, aš tai pagalvoju, nu, gerai, vyrukas pakeitė savo akcentą, nu, tai ką, duoti iš karto nominaciją. Aha. Daug tais metais buvo aktorių, kurie pakeitė akcentą, nesgi tas pats Samuelis L. Jacksonas šiek tiek toks filme Hateful Eight. Taip. Šiek tiek irgi pakeitė, vat, būtent iš tų laikų, žinai, toks akcentas iš vos ne Teksaso. Tai, nu, aš nemanau, tai šitas filmas mane buvo šiek tiek nuvylęs ir tikrai nemanau, kad jisai turėtų netgi nominaciją gauti už kažką. Supratau. Nors man Will Smito vaidmuo šitam tai taip gan atrodė, kad jis tikrai supranta ir atrado tą dalelę, kokie tenais nervinė, kuri ten viskas sujaukia galvas ir tada žmonės tie, kurie žaidžia
futbolą, tikrai atėjus 50 metų, jie nori nusišauti arba sudaužyti savo artimą žmogų. Tai ten toks buvo, bent jau tokia tema. Gerai, tai mes netrukus pratęsime prie premjerų ir, aišku, pakalbėsim didžiumą dalį apie Oskarus, kurie bus rodomi vasario 29? Vasario 28-9. Va taip. Žinai, naktį bus Lietuvos. Mes tęsime apie filmus ir dabar trumpai dar pakalbėsime, kągi šį savaitgalį galite pasižiūrėti kino teatruose, jeigu jau laiką leisite ten, tai premjeros. Jo, man tai, žinai, šitas savaitgalis atrodo labai nikiai. Sausrelė, kaip sakiau. Jo, taip. Na, yra 5 premjeros. Viena iš jų tai yra rusų filmas Rinkimų diena, Deni Vyborov. 2, jo antra dalis. Na, mano nuomonė čia bus turbūt geriausia šio savaitgalio premjera, dėl ko? Nes šitą filmą sukūrė kvartetas I. Čia yra tie vyrukai, kurie buvo pristatę filmą Apie ką kalbasi vyrai, Apie ką kalbasi vyrai 2, Radijo diena. Tai mano nuomonė čia bus gera satyrinė komedija, kuri vėl išjoks rinkimų tą karštinę ir panašiai. Debiutantas režisierius Aleksandras Baršakas, tai galbūt šiek tiek dar, na, žinai, aš šito režisierius filmų dar nesu matęs, tai negaliu pasakyti, tai galbūt jisai nuvils, bet kad ketveriukė Leonidas Baracas, Rostislavas Haitas, Aleksandras Demidovas ir Kamilis Larinas, kurie visose savo, ankstesniuose filmuose, kvarteto I filmuose vaidindavo, tai nemanau, kad iš jų reikės laukti nusivylimą. Ok, tikiu. Jo, kita premjera tai animacinis filmas, čia Vainis rašys apie jį, kaip visada, žinai, tradiciškai. Sniego mūšis, Snow Time. Tai yra prancūzų animacinė apie sniego mūšį tarp berniukų ir naujos mergaitės. Tiksliau, 2 berniukai varžysis dėl vienos mergaitės dėmesio ir bandys ten tarpusavį kovoti. Pats filmo nesu matęs, netgi nežiūrėjau anonso, tai nieko negaliu tiksliai pasakyti, bet manau, galbūt mažiems žiūrovams, jų tėveliams. Rolandui su Motejuku. Jo, galbūt tiks, nes čia yra toks filmas iki 5 metų, turbūt, žinai. Ir viskas. Vat, tokia kitai auditorijai, sakykime, stiliaivoms, jau paaugliams galbūt tiktų filmas arba kita premjera Zulanderis 2. Čia Beno Stillerio, ne, komedija? Jo, Benas Stilleris režisavo šitą filmą, kaip ir pirmą dalį. Šiame filme pasirodys labai daug žvaigždžių, tai ir Vilas Ferelis, ir Owenas Wilsonas, ir Catherine Wick, ir dafiga žvaigždžių. Netgi Justinas Bieberis pasirodys. Ir beje, jį nužudys ten. Tai wow. Dėl šito turbūt žmonės ir plūs į kino teatras pamatyti, kaip Bieberis miršta. Kalbant apie Zulanderį, apskritai, pirma dalis pasirodė 2001 metais. Žinai kokią dieną? Rugsėjo 11. A, ne? Taip, Amerikai dar tokia... Taip. Tai žinoma, ta tragedija, kuri įvyko, žmonės neėjo visiškai į kino teatrus ir filmas patyrė labai didelį fiasko. Tai žinoma, visi kaltina ten Bin Ladeną ir taip toliau, kad per jo tuos šėliojimus New York'e teko patirti didelį fiasko šiam filmui. Nors antra dalis, žinai, po tiek metų, po 14 metų. Ne, po 15 atsiprašau. Jo, po 15 metų pasirodė kino teatruose ir, susidomėjimas yra labai mažas. Tarasme, žmonės neeina, filmų biudžetas 20 milijonų, jisai Amerikų užsidirba 25 jau. Pasaulyje irgi nestebuklai, tai maksimum 60 milijonų bus. Tiksliau, žinai, žmonės nėra susidomėję tęsiniu. Čia yra labai retas atvejis, nes pirma dalis kaip ir kultinis skaitos. Dar vienas toks paaugliams skirtas filmas, Egipto dievai, Gods of Egypt. Ir Gerardas Butleris. Jo, Butleris vaidina blogiuką filme. Jisai vaidina Egipto dievą Setą, čia yra karo dievas. Tiksliau, labiau mirties dievas. Bet čia karo dievas. Ir Nikolas Kosteris Valdau. Tai tas bičas iš Game of Thrones. Jisai vaidino Horą, Gerėtį. Režisierius Aleksas Proisas. Šiaip režisierius visai neblogas. Jisai buvo sukūręs kultinį Varną 1994 metų ir Aš robotas su Vilu Smitu. Tai galbūt nebus taip blogai. Aš dabar prisijungęs prie IMDb svetainės, tai 133 žmonės jau balsavo ir vertinta 6,5. Bet įmant tokią statistiką, čia labai mažas skaičius kol kas. Jo, kai bus 3-4 tūkstančiai, tai aš manau, kris. Jo, gali nukristi iki 5 tikrai.
Ok, tai nieko irgi gero nežada. Jo, ir paskutinė premjera tai yra japonų filmas Kaip žydėjimas Vyšnios, o originalus pavadinimas N. Tiesiog N. Nu, iš japonų kalbos, matai, iš tokių dviejų. Aš nemanau, kad čia yra tiesioginis, žinai, N vertimas. Bet pasižiūrėjau trailerį, man visai patiko, toks įtaigus filmas turėtų būti apie senos moters, tokius močiutės ir mokinės draugystę. Žinai, tai galbūt bus, žinai, visai neblogas filmukas toks. Atsipalaidavimui. Supratau, gerai, Dariu, ačiū tau labai kol kas. Mes padarom vienos dainos pertrauką. Noriu sugroti Sam Feld naujieną Been a While ir mes grįšime jau aptarti Oskarų ir turim šiandien jums dovanų. Padovanosime DVD rinkinuką, net 3 DVD. Jo Facebook'e. Ir kvietimą į Zulanderis 2. Tai va tokios dovanos šiandien, o čia... Ar tu matei mane? Aš blokine, važintakine. Buvau kine. Hibrytė mes norime kartu turbūt ir su jumis, galėsite klausydami pritarti arba nepritarti, aptarti Oskarus ir pradėkime nuo geriausio filmo 2015 Jo, iš tikrųjų turime labai daug kategorijų, tai... Bet čia 2015, neimtinai, kaip įėjimą? Jo, su Oskaras, matai, tie filmai, kurie pasirodo 2015 metais, jie dažniausiai iki gruodžio 25 dienos turi šansą patekti tarp Oskarų. Nu, balsavimai vyksta, ta prasme, rinkimai visokie vyksta ir jeigu, pavyzdžiui, kai kurie filmai nėra parodyti kritikams iki gruodžio 10 dienos, tai tada tas filmas automatiškai nepatenka tarp Oskarų. Nu, viena iš išimčių tai buvo Žvaigždžių karai, kai kino kritikai nebuvo jo matę iki gruodžio 16 dienos. O kino kritikai, kas čia, kažkokie jų, kiek 10, 20, 100, nežinai kiek? Tūkstančiai. Nu ir žinoma, kino akademijos nariai, ten yra, kino akademijos narių yra 6000. Tai jie turi irgi pamatyti. Norėtum patekti tarp jų? Yra gal lietuvių, nežinai? Va šito nežinau. Kaip ten žinai? Ne, matai, kino akademikai tai yra scenaristai, kritikai, režisieriai, aktoriai, prodiuseriai, ta prasme visa Hollywoodo gritinėlė. Ten tokie vyrukai virš 50 metų, vyresni, turtingi, nu ir sėdė, galvoja, nu blemba, galbūt šiais metais galima būtų ir DiCaprio duoti Oskarą. Tai. Ok. Tai aš beje... Pernai, man atrodo, pasižiūrėjau šiaip apie Oskarus, yra dokumentinis filmas, to nuo pat pradžių, kaip prasidėjo Oskarai ir ten kiekvienais metais rodė, kaip jie keitėsi, žodžiu, tai labai įdomus dokumentinis filmas, kaip ten tos žvaigždės atrodė 50-ais, kaip važiuodavo, kaip ten atsijimdavo, nu, ta pati visa kaip ir ceremonija, bet, žinai, keičiasi stilius, keičiasi bajeriai, tai labai buvo įdomus. Taisyklės keičiasi irgi. Tai pažiūrėkite, jeigu kartais turėsite laisvo laiko, yra Oskaras kažkaip documentary ir tikrai labai geras, kad suprastum, dėl ko tie Oskarai yra. Labai rimtas reikalas, iš tikrųjų. Tai geriausias filmas. Geriausias filmas, žinai, yra, kiek čia, 8 filmai, kurie rungėsi dėl geriausio titulo. Man nuomonė, kad yra 3 filmai, kurie gali laimėti Oskarą. Nu, iš visų tai yra Hugh Glasso Legenda, Sensacija, Didžioji skola, Šnipų tiltas, Bruklinas, Pašėlės Maksas, Įtūžio kelias, Marsietis ir Kambarys. Mano nuomonė, kad didžiausius šansus turi filmas Hugh Glasso Legenda arba Didžioji skola. Hugh Glasso Legenda tiesiog laimi, labai daug laimi visokiose kitose apdovanojimuose. Tačiau Didžioji skola laimėjo kino prodiuserių gildijos apdovanojimą. O tai reiškia, kad jinai turi didžiausius šansus laimėti ir Oskarą. Nes kino prodiuserių gildė tai yra, galim sakyti, 20-30% kino akademijos narių. Tai tikrai nemažai. Kas Pašėlės Maksas, jau viskas nebe tarp favoritų ir negali būti? Ne, nu, man asmeniškai čia geriausias yra metų filmas, nu, bet žinai, vis tiek, nu, turi būti istorija. Pašėlėse Maksai nebuvo tokios istorijos, kuri sugraudintų, vat kaip, tarkim, Sensacija apie kunigus ir tai yra vaikus, žinai, pedofilija. Tai man nuomonė, kad visgi turėtų laimėti arba Didžioji skola, arba Hugh Glasso Legenda.
O Hugh Glasso legenda, tai netrodo, kad tas DiCaprio šliaužė visą filmą, verkė ir paskui kažkaip išliaužė, man toks irgi, žinai, toks... Filmo galas, tu prisimeni, kaip DiCaprio žiūri į ekraną ir tipo vos ne, tai pasižiūri ir tipo, ale, duokit man Oscarą, žinai. Aš sėdėjau kine, pasakiau šitą taip, kažkiek garsiai, pusę salės žvengia, žinai. Nes tipo pasakiau, duokit man Oscarą, žinai. Yes. Jo, bet čia jau aktorių kategorija yra. Čia visiškai skirtingai įvertinama. Tai geriausias filmas, jeigu dabar pasakys, kad laimėjo Hugh Glasso legenda, tai kas eis režisierius visą kūrybinę? Ir prodiuseriai eina. Prodiuseriai. Jo, už geriausią filmą atsiima prodiuseriai, bet filmo režisierius ir yra šio filmo prodiuseris Aleksandras Gonzalesas Inarito. Tai jeigu jisai laimėtų, tai 2 metus iš eilės būtų, kad jisai gauna statulėlį, nes už Birdmaną jisai gavo net 3. O gal, klausyk, turime ant lapelių, gal pasižymėm, kitą savaitę pasižiūrėsim. Aš sakau, kad laimės Pašėlęs Maksas. Gerai, aš sakau, kad laimės Hugh Glasso legenda. Pasižymėk ir mes tos papiriukus padėsim ir pažiūrėsim. Jo, būtinai, žinai. Ok, kita kategorija geriausias režisierius. Tai čia yra 5 kandidatai, Aleksandras Gonzalesas, arba tiksliau Alejandro Gonzalesas Inarito už Hugh Glasso legendą, George'as Milleris už Pašėlusį Maksą, Adamas Makėjas už Didžioji skola, Lenny Abrahamson už Kambarys ir Tomas Makartis už Sensaciją. Tai šiuo atveju, žinai, man yra 2 kandidatai, kurie galėtų laimėti. Tai yra George'as Milleris už Pašėlęs Maksas. Kažkodėl aš jaučiu, kad jisai gali laimėti. Ir, žinoma, Aleksandras Gonzalesas Inarito. Tai šiuo atveju, visgi statau už Inarito. Tu už Maksą jaučiu statysi. Davai, už Maksą statysiu. Gerai, tai gal būna, žinai. Jo. Tok pažymėsiu šį. Jo, kiti kandidatai, Tomas Makartinis už Sensaciją nebent galėtų gauti, bet kažkaip abejoju. O pavyzdžiui, kodėl čia nėra visiškai žvaigždžių karų, absoliučiai? Dėl to, kad jisai labai toks, kaip čia, McDonald's nišinis filmas. Žvaigždžių karai yra toliau, ta prasme, ten kitos kategorijos. Geriausias aktorius. Na va, tai Leonardo DiCaprio, Bryanas Cranstonas iš Trumbo, Mattas Damonas Marsietis, Michaelas Fassbenderis, Steve Jobs ir Eddie Redmaynas už Merginą iš Danijos. Bet šitą filmą tai nemačiau, bet jisai merginą įsikūnijo, ar ne? Jo, Transvestitą pirmą. Tai aš čia už DiCaprio. Aš irgi už DiCaprio, čia tikrai aš nemanau, kad bus daug staigmenų, ypač kai žmogus laimi beveik visus įmanomus apdovanojimus. Šiais metais, ar ne? Jo, nebent Edis Redmanas laimės, bet kažkaip abejoju. Jisai, Edis Redmanas laimėjo pernai už tą, kurį kūnijo... Taip, kai Michaelas Keatonas turėjo laimėti tipo ir rodo, žinai, stambių planų, kad and the winner is, ir žinai, Keatonas jau traukė savo kalbą kalbėti ir sako, Edis Redmanas ir tas nusivils. Jo, tai reikia viską iki galo palaukti, nes paskui, žinai, trolins tai visus metus. Jo. Geriausia aktorė yra net 5 kandidatės. Jo, 5 kandidatės, tai yra Brie Larson už Kambarį, Saoirse, iš tikrųjų, aš nemoku jos vardą tarti. Taip, Vainis moka, Vainis išmoko nesiniai. Tai už Brooklyną. Ir Kate Blanchett, Carol, Jennifer Lawrence ir Charlotte Rampling. Jo, tai iš visų aš manau Brie Larson turėtų laimėti už Kambarį. Čia tas filmas, kur jie buvo su vaiku uždaryta kambarį ir po daugybės metų išleista. Šitas labai geras filmas. Ir vaidyba, tikrai labai vaidyba, berniuko vaidyba gera, gaila, kad jo nenominavo, nes iš tikrųjų buvo vertas. Aš manau, kad visgi Brie Larson turėtų laimėti už Kambarį. Antroji vietoj būtų Kate Blanchett už Carol, ten filmas apie lesbietes. Jo. Aš irgi čia duodu už Brie Larson Kambarys, nes kitų realiai mergaičių nelabai dabar taip greitai atsimenu. Gerai, mes padarom vienos dainos pertrauką ir grįšim pratęsti su Oskariukais ir taip pat užduosim jums vieną klausimą ir padovanosime jums dovanų, jau apie kokios dovanos jau šiandien kalbėjom daug kartų, bet tai bus, žinot kas, prizas, kvietimas į Zulanderis 2. Grįžtam į Zipo eterį, mes dar kalbam apie Oskarus ir taip pat visai netrukus užduosim vieną klausimą ir padovanosim jums 2 kvietimą į Zulanderis 2. Bet prieš tai mes kalbėjom apie geriausią aktorę, pereikim dabar prie geriausio antraplanio aktoriaus. Tai šiuo atveju yra 5 aktoriai vėl, Markas Rylansas už Šnipų tiltas, Silvestras Stallone, Krydas. Duok pažymėsiu Stallone. Taip, aš irgi pažymėsiu Stallone, nes jisai realiausias kandidatas, Kristianas Beilas Didžioji skola, Tomas Hardis Hugh Glasso legenda ir Markas Ruffalo Sensacija. Man nuomonė, kad
Tomas Hardis turėtų laimėti, visgi jo vaidmo yra labai stiprus, tačiau laimės, čia jau tikrai laimės Stallone, visur jis laimė. Iš pakarbos, iš visko, už visus nuopelnus, ko gero čia. Bet žinai, tas bajeris, kai Stallone 76 buvo nominuotas Oscarų pirmam savo Oscarų už Rocky ir dabar vėl. Tai žinai, situacija gali pasikartoti. Aš tikiu, kad jisai laimės. Nu, čia būtų labai toks gražus žestas, ypač jeigu tas gildijos visi atstovai virš 5 metų, tai jie, žinai, visi, nu, tipo, kaip ir draugeliai. Tipo, jo, hebrantai. Čia būtų, žinai, koks malalietka, tai gal tada ir sakytų, nu, palaukit, dar čia jo eilė išauks. Tai Sylvestras Stallone, bet Tomas Hardis šitam filme Hugh Glasso legenda man pasirodė, kai vos ne pagrindinės, nes jis ten pusę filmo vos ne kaip, nu, lead actor. Toks labai jis labai žiaurus ten toks. Man labai jo vaidmo patiko. Akcentas pakeistas, nu viskas, vat, kaip kalbėjai apie Willo Smitho akcento pakeitimą, tai pažiūrėkite į Tomo Hardį. Taip, bet Hardis yra universalus aktorius, jis gali viską suvaidinti. Bet iš kitos pusės tame filme, kuris vaidino du brolius, tai buvo nominuotas kaip blogiausias metų filmas. Jo, bet čia, ne, blogiausias metų aktorius. Ai, tai va. Jo, bet čia Britų, žinai, tokie apdovanojimai, tai ten nelabai daug reikšmės turi. Gerai, turiu geriausią antro plano aktorę. Kate Winslet, Steve Jobs, Jennifer, Jason Leigh, grėsmingasis aštuonitas, Rooney Mara Carroll, Rachel McAdams sensacija, Alicia Vikander, mergina iš Danijos. Aš manau, Kate Winslet turėtų laimėti Oscarą už Steve'ą Jobsą. Dok, aš manau, kad irgi, nes kitų nelabai dabar taip prisimenu. Geriausias originalus scenarijus. Teisė iš Comptono, sensacija, šnipų tiltas, Ex Machina ir Išvirkščias pasaulis. Tiesiai iš Comptono. Aš tai sensaciją duodu. Ne? Nes man tas filmas, jeigu dar nematėt, pažiūrėkite. Apie legendinę repo grupę NWA. Taip, apie visą tą. Bet taip, man tas panašus aktorius. Tai ten du panašus buvo į Ice Cube. Tai Ice Cube sūnus. Čia yra Ice Cube sūnus. Ir į Eazy-E šitas šiuvakas irgi buvo labai panašus. Gerai, geriausias adaptuotas scenarius, tai Didžioji skola, Bruklinas, Carol, Marsietis ir Kambarys. Marsietis sakau, kad laimės. Aš tai sakau, kad laimės Didžioji skola. Labai jau jisai ten protingai parašytas. Animacija. Va čia Rolandų, žinai, reikėtų. Taip, nominantai Išvirkščias pasaulis, Anomalisa. Jo. Berniukas ir pasaulis, Aviukas Šonas ir Kai Marnė buvo ten. Išvirkščias pasaulis. Taip, čia akivaizdu. Akivaizdu, Pixar šiais metais buvo nepralenkiami. Geriausias užsienio filmas Sauliaus sūnus, Embers of the Serpent, Mustangės, Phoebe ir Karas. Nežinau, žinok, nei vieno jau. Sauliaus sūnus, čia jisai visur laimė. Kaip lietuviškas pavadinimas, nors vengro, ne, filmas šitas yra. Jo, nors Son of Saul, tai Saulo sūnus, žinai. Gerai, viskas, manau, kad užtenka pagrindinės nominacijos, įdomiausios su aktoriais, filmais, režisieriais. Jo, nes ten, žinai, techninės nominacijos, tai jau kaip ir akivaizdu, arba laimės Maksas, arba Hugh Glasso legenda. Tikrai taip. Tai dabar klausimas mūsų klausytojams, kurie galit skambinti jau dabar 85-241-1010, kas šiemet ves Oskaro apdovanojimus. Tas, galima sakyti, aktorius jau ne pirmą kartą veda, jisai po... Jo, jisai tikrai ne pirmą kartą veda. Tai skambinkite ir pasakykite. Jeigu pasakysite teisingai, dvigubas kvietimas į Zulanderį. Labas, kas skambina? Laurinas. Sveikas, Laurina, iš kur tu esi? Iš Šiaulių. Supratau. Mėgsti filmus, eini į filmus, domiesi aktoriais, Oskarais ir panašiai? Nu, filmus žiūriu. Nu, jau įdomu. Nu, tai pasakyk, kas ves šiemet Oskarų ceremoniją? Nežinau, žinokit. O tas gal švarts, kaip čia paaiškinu Zaba? Nu, pamėgink paaiškint, man jau įdomu, klausytavęs. Kas ves šiemet Oskarų ceremoniją? Vedėjas, hostas. Kiekvienais metais veda, nu, gali būti ir tas pats, bet... O variantų gali duoti? Ne, negalim. Pamėgink šau, tikrai žinosi, jaučiu. Nu, gal tas... Žvilinas Žvagulis, girdau kažkodėl. Viskas laiks baigėsi. Alio, kas skambina? Labas. Sveiki. Labas. Kas ves Oskarų ceremoniją? Greitai sakom? Edis Merfis. Ne, bet jisai irgi juodas. Jo, labas, kas skambina? Kažkaip pasiskambina ir negali pasakyti. Labas, kas skambina? Nobody. Labas. Sveikas. Ko vardu? Laurinas irgi. Na, Laurinai,
Ar žinai? Čia tas pats Laurynas. Ne, jau balsas kitoks pakeitęs. Kas ves Oskarus? Gal aš klysiu, žinau, kad tas Ricky GGG. Ne, tikrai ne Rikis. Ricky Gervais turėjo menį, ar ne, tas komikas? Jisai Golden Globes Jo, veda. Golden Globes veda. Alio, labas, kas veda Oskarus šiais metais? Krisas Rokas. Krisas Rokas. Perskaitai Wikipedijai. Taip. Nu, bet svarbu, kad bent jau pasidomėjai ir dabar Nu, bent jau žinosi. jo, mobiliaką, žinai. Kuo vardu tu esi? Tadas. Kuo? Tadas. Gerai, Tadai, iš kur esi? Iš Vilniaus. Puikiai, tai mes tau Šiaip girdėtas balsas, jau šį laimėjo dar. Žinai, antrą kartą. Gali būti. Tadai, tau dvigubas kvietimas į Zulanderį. Ačiū labai. Ačiū. Žiūrėk, Oskarus, o mes atsisveikinam jau, Darijo. Jo, žiūrėkit Oskarus šį savaitgalį, sekmadienį. Ne? Jo, naktį. Vasario Ką? 28. 28, 3, šiaip 29, 3 nakties. Supratau. Bus tai. Nu, aš vis tiek pažiūrėsiu kitą dieną visą santrauką, o Nu, paskui pažiūrėsiu iš tikrųjų. pasižiūrėsim, kitą savaitę aptarsim. Ar Gerai. buvom teisūs. Taip, mes vis